Prakartėlių konkursas patiko daugeliu atžvilgių. Pirmas dalykas, tai šiemet švenčiame 800 metų nuo prakartėlių pradininko Šventojo Pranciškaus, kuris Italijos Grečio mieste pradėjo tą tradiciją. Aišku, ta tradicija vystėsi, tęsėsi ir dabar jau, aišku, jeigu palyginus pirmų metų prakartėlę, kur Šventas Pranciškus įkvėpė ir dabartinė prakartėlė, aišku, jau skirtumas didelis. Bet iš kitos pusės, o kaipgi gali nekisti per 800 metų? Tas kitimas yra logiška, nes kito tradicija, kito žmonija, kito laikmetis, amžiai, už tai suprantama, kad dabar yra viskas jau kitaip. Iš kitos pusės labai džiugu, kad Rokiškis organizuoja 2 grandiozinius konkursus. Kas 2 metai Šepkos konkursas, kas 2 metai prakartėlių konkursas. Šiais metais išpuolė prakartėlių konkursas, nes ir tas jubiliejus, ir antras dalykas, jie vyksta kas 2 metai. 56 darbai rodo visų Lietuvos tautodailininkų, menininkų aktyvumą. Iš kitos pusės džiugu, kad netgi turime iš Kauno mokytoją, kuri įkvėpia mokinius dalyvauti šitam konkurse. Mes netgi atkreipėme dėmesį, kad jauniausias dalyvis irgi labai ryškiai 14 metų ir tai padarė nemažai tų darbų ir pakankamai didelio formato. Iš kitos pusės galima kai kuriem autoriam, aišku, palinkėti atsargiai elgtis su spalva visų pirma, nes dažnai tai artima kičui, arba netgi galėčiau įvardinti kaip kičą. Ir labai trūksta palinkėčiau tos visumos kompozicinės, nes kompozicija kai kurių perkrauta, kai kurių reiškia norisi atrinkimo kažkokio centro kompozicinio ašies. Tai va, tai toks iš vienos pusės labai džiugu, aktyvumas, iš kitos pusės, aišku, yra kur tobulėti, bet man labai svarbu tas vyksmas, juk tobulėjimo per darbą, per patirtį, negi atvirkščiai. Už tai, kaip sakant, visos tos nuodėmės nedidelės ir atleistinos ir vieni iš kitų mokomasi. Aš manau, pasižiūrėti savo darbą šalia kitų autorių darbų yra didžiausia mokykla, ką mes ir aptarėm ir pritarėm prie šito dalyko. Kiek premijų yra? 3 pagrindinės yra. Ir mes dar visokių yra kitų premijų, kur įsteigė ir klebonas įsteigė, ir Dabkų ūkis įsteigė, kurios, reiškia, už tam tikrą kompozicijos savybę kažkurią vieną ar kitą darbo savybę, kur komisija atkreipė dėmesį ir labai nudžiugo ir nori žymėti. Tai va, tų premijų be 3 pagrindinių yra turbūt dar kokios 6 dar. Tai vat, taip kad aš tai manau, kad kai tiek 56 darbai, tai norisi kuo daugiau paskatinti, kuo daugiau, nes ta premija tikrai motyvuoja, tikrai labai džiugu, kad profesionalai atkreipia dėmesį ir kad motyvuoja tolesnį kūrybą. Ar susidaro iš viso veiksmo ir įvykio išliekamoji vertė? Iš vienos pusės turėsime katalogą. Katalogas yra didelė išliekamoji vertė, sakyčiau. Iš kitos pusės, tai išliekamoji vertė, sakyčiau, formuojasi po truputėlį, metų metais. Vis kaupiamas tas bagažas, lašas po lašo, reiškia, kad, manau, kad išliekamoji vertė kiekvieną kartą didėja, kiekvieną kartą randam kažkokių tokių biliantėlių, tokių brandžių darbų, kur labai tas, pavadinčiau, reiškia, darbo energetika patraukia. Pavyzdžiui, lauke stovi darbas, reiškia, Zinkevičiaus, kuris man labai įspūdį padarė. Taip, kad yra ir kitų darbų, kurie daro įspūdį. Nes svarbiausias dalykas, ta autoriaus, tas, kaip pasakyti, pavadinčiau, originalesnis temos traktavimas. Man taip atrodo. Nes, reiškia, jeigu ta tradicinė ir ypač jeigu dažnai neskoningai padažyta, dažnai abejotinas
figūrų gausa abejotina, nėra to atrinkimo, dažnai tos figūros, ypač gyvulių arba angelų, dažnai net užmuša pagrindinę temą ir pagrindinius veikėjus - Kristų, Juozapą ir Mariją. Tai aš manyčiau, kad tas palinkėčiau autoriam atrinkimo, truputėlį permąstymo, o tas labai matosi darbe. Ar konkurse buvo daug technologijų šalia skulptūros, keramika? Buvo, reiškia, ypač iš Garliavos tos Vitkauskienės mokytojos, ten mokiniai labai visokių pridarė kitokių technikų. Buvo iš žolių technika panaudota viena, kas man gana patiko. Nes dabar netgi matoj tokios iš žolių ir šieno skulptūros, paskui jos net ir sudeginimos, jeigu vasarą. Manau, kad yra tas plėtra, yra, bet aišku, man visų pirma patraukė iš medžio, aišku, patraukė. Tai. Rokiškis yra nacionalinis skulptūros, medžio skulptūros centras. Patraukė iš Šepkos konkurso ir šitame prakartėlių medis yra vertingiausia dalis, tiesa? Taip, be abejonės. Tie du konkursai, kadangi man teko laimė dalyvauti komisijoje ir Šepkos konkurso, įdomu ir palyginti. Aišku, čia yra siaura tema, čia yra tema konkreti, už tai savotiškai komisijai lengviau, nes kai, reiškia, yra labai aiškiai apibrėžta tema, lengviau lyginti, mano nuomonė. O Šepkos konkurse ten tema, reiškia, kaip ir neduota tokia, reiškia. Tai tas lyginimas yra sunkesnis ir nuomonių skirtumas Šepkos konkurse, aš manau, kad komisijos nuomonių skirtumas yra didesnis, man taip atrodo. O čia buvo labai vieningai ir labai, sakyčiau, mūsų skoniai komisijos sutapo, kas man labai džiugu, aišku. Ar konkursas turi perspektyvą? Be abejonės. Nes aš dabar, reiškia, kasmet važiuoju į Telšius, ten yra tarptautinis medalių ir mažosios plastikos pleneras, stovykla pleneras. Tai ji dabar bus kitiemet 40. Irgi buvo įvairių diskusijų, čia rašo kultūros tarybai, tai ten gaus finansavimą, negaus, ten TT, o gal čia jau užsisenėjo, gal ten jau viskas entuziazmas išbluko, bet suprantat, aš tai galvoju, tradiciją nužudyti labai lengva. O padarykit 40 metų tradiciją, sukvieskit žymiausius Lietuvos medalistus ir mažosios plastikos atstovus, pabandykit. Sunku pasakyti, ar pavyks taip lengvai. Už tai aš galvoju, kad kadangi ne pirmus metus ten dalyvauju, tai galėčiau palyginti, kad ir čia, aš manau, kad Rokiškio muziejus ir savivaldybės remiamas daro labai didelį ir gerą darbą, labai didelį. Ir šitie du konkursai, Šepkos ir prakartėlių, yra tikrai baziniai tokie liaudies meno konkursai. Nežinau, dėl visų audėjų, ten kitų negalėčiau atsakyti, dėl aukso vainiko irgi negaliu pasakyti, bet aš, kadangi čia dalyvauju komisijose ir toj tenka laimė dalyvauti kaip profesionaliam skulptoriui, tai man labai džiugina, kad tęsiama, kad ieškoma naujų talentų, kad kažkas tai vis tiek atvažiuos, ta patirtis, autoriai palygins, pasižiūrės, galima su jais susitikti, aptart, argumentuoti. Bet aš atsimenu labai puikiai Šepkos praeitą konkursą. Susitikau su autoriais, nes jie tą dieną suvažiavo, buvo vaišės, buvo viską ir paskiau, kai nurinkinėjo darbus, kurie paprašė komentarų. Reiškia, nes mus ten pristatė kaip komisijos narius. Ir aš tikrai stengdamasis, jokių būdų neišeis, stengdamasis taip, bet aš, reiškia, vis tiek profesionalių patarimų ateičiai, profesionalių atsargia forma, reiškia, gerbiant autoriaus autorystę. Aš manau, kad jeigu jie panaudos tą dalyką, tikrai vyks tobulėjimas.